Sveiki visi. Taip, tai sveiki susirinkę į šiandienos webinarą apie Revit programinę įrangą ir brėžinių kūrimą su ja. Prašau, brūkštelkit į chatą, ar girdit ir matot, ar matot ekraną, ar viskas gerai. Taip, super, viskas gerai, tvarkoj. Tai paskutinį kartą webinarą vedžiau ganėtinai seniai, tai prieš 2 metus, paskui išėjau pakankamai ilgų atostogų, tai smagu su jumis vėl susitikti. Parašykit, ar esat buvę pas mane mokymuose, ar pirmą kartą prisijungėte prie mano webinaro. Pirmą kartą. Tai sveiki, aš esu Monika, esu architektė BIM specialistė. Jau 8 metus dirbu kaip Revit programinės įrangos instruktorė Infoeroje. Taip pat dirbu ir kitom programinėm įrangom, vedu klientams konsultacijas, kaip dirbti atitinkamom programinėm įrangom, kurias pasirinkti jų darbo procesams ir panašiai. Mano tikslinė auditorija yra architektai ir interjero dizaineriai. Tai dažniausiai bendrauju su šių specialybių specialistais. Ir mano kontaktus matote, jeigu turėsit klausimų, drąsiai lauksiu iš jūsų laiškų ir skambučių. Ir taip, trumpai tiem, kas galbūt pirmą kartą šita tema domitės, tai trumpai, kas yra Revitas, bet aš tikiu, kad jeigu jau prisijungėte į šį webinarą, tai šiek tiek su Revit programinė įranga jau esat susidūrę. Tai pirmiausia, Revitas yra populiariausias dabar kaip BIM modeliavimo ir projektavimo programinė įranga. Ir Revitas yra tarpdisciplininė programinė įranga, tai reiškia, kad su juo galima projektuoti architektūrinius projektus, konstruktoriai juo naudojasi, projektuodami konstrukcijas ir kurdami 3D modelius, taip pat ir inžinerinių sistemų projektuotojai, ir interjero dizaineriai ir kiti, kam yra aktualūs detalūs 3D modeliai ir iš jų gauta tiksli dokumentacija, tai brėžiniai ir kiekiai, tiek medžiagų, tiek elementų kiekiai. Na ir žinoma, tie nemokami webinarai, ar ne, jie turi visada tikslą, tai šito webinaro tikslas yra mums susipažinti. Ir Infoera yra Autodesk oficialus mokymų partneris. Ir žinoma, noriu pakviesti Jūs į Revit bazinius mokymus, kurie vyks nuo gegužės 20 dienos. Tai bus 5 pamokos, tad jeigu matysite, kad šis webinaras Jums buvo naudingas, Jums patinka mano mokymo stilius, tai tikrai pakviesiu prisijungti į mokymus. Mokymai yra pradedantiesiems, bet po kiekvienos pamokos mes skiriame laiko klausimams ir konsultacijoms. Taip pat turim palaikymą elektroniniu paštu ir telefonu po mokymų. Tai jeigu kažkada naudojatės Revitu, dirbat Revitu, dabar šiek tiek pamiršot, tai tikrai drąsiai galite prisijungti prie šių mokymų ir manau, kad informacija tikrai bus jums naudinga, nes turim tikrai žmonių, kurie buvo seniau mokymuose, nori atnaujinti žinias ir prisijungia dar kartą ir taip pat, žinoma, galit tikrai nuo nulio pradėti dirbti su Revitu iki pilno įgyvendinto projekto. Per mokymus mes praeinam visą funkcionalumą ir ruošiu būtent žmonės, pateikia tokią informaciją, kad gebėtume po mokymų pasidaryti savo Revit projektą. Tai dabar trumpas priminimas apie webinaro programą, kurią aš tikiu, kad visi jau matėt per laišką ar mūsų puslapyje. Tai kalbėsime apie
brėžinių ir vaizdų kūrimą iš esmės. Webinarą sudarys dvi dalis. Tai pirma bus skaidrės, teorinė dalis ir tada pereisiu prie Revit demonstracijos. Matau, kad rašo Violeta, gal galėtumėt po Liepos 15 iki rugpjūčio 15 dienos, tai čia tikriausiai apie mokymus klausėt. Tai mokymus mes organizuojam, numatom kas mėnesį. Ir jeigu susirenka grupė, tai kas mėnesį mes tos atvirus mokymus ir darot. Tai jūs galite drąsiai registruotis ir kito mėnesio grupiai. Taip, tai kaip ir minėjau, pradedam nuo skaidrių. Tai paruošiau 5 patarimus kokybiškiams brėžiniams ir vaizdams išgauti su Revit programinė įranga. Taip pat visiems primenu, kad webinaro įrašas tikrai bus. Persiusim jums visiems įrašą, galėsit pasižiūrėti dar kartą. Tad pradėkim. Revite grafiniai nustatymai yra vienas svarbiausių dalykų, nes mes modeliuojam 3D modelį ir kad galėtume jį pateikti užsakovui ir išbaigti projektą, mums pirmiausia reikia tą 3D geometriją apdoroti taip, kad ji būtų patogiai skaitoma. Tai programos apačioje mes turime lentelę su grafiniais stiliais, kurie yra wireframe, hidden line, shaded, consistent colors, textures ir realistic. Ir aš paruošiau šiam webinarui vienam lape palyginimą visų šių stilių, kad iš karto matytumėt, kuo jie skiriasi. Tai trumpai kiekvieną iš šių stilių apibūdinsiu. Kaip matot, wireframe stilius jis yra iš esmės darbinis stilius, kur jūs modeliuodami 3D modelį galite jį įsijungti ir pasižiūrėti, kas yra pastato viduje, pastato konstrukcijose ir matyti modelį kiaurai. Tai iš esmės čia yra toks darbinis stilius. Hidden Lines stilius yra skirtas irgi kaip ir darbinis, jis neapkrauna kompiuterio, jeigu turite lėtesnį kompiuterį ir galite nusistatyti, kad būtų juodai baltas vaizdas, kaip šitam pavyzdį, arba taip pat galima uždėti ir atitinkamas spalvas su overrides. Ir parodysiu vėliau praktiškai Revite, kaip veikia visi šitie stiliai. Bet tas hidden line, taip, aš naudoju tokį kaip abstraktų dar neišbaigtą eskizinį stilių, pavyzdžiui, parodyti užsakovui pirmą vaizdą, nedetalizuojant medžiagų. Toliau yra shaded stilius ir consistent colors. Jie atrodo labai panašiai. Tiesiog shaded stiliuje jau mes matome medžiagų informaciją, tai spalvas. Taip pat kaip ir visuose stiliuose nustačius šešėlius ir saulės apšvietimo intensyvumą mes galime matyti, kur krenta šešėlis, kur yra apšviesti paviršiai ir išgauti gilesnį 3D vaizdą. O consistent colors jis taip pat atvaizduoja šešėlius, bet jis, kaip matot, truputį turi mažiau 3D vaizdo gylio, jis labiau rodo grinai tą spalvą, kokia nustatyta yra medžiagoje, o ta medžiaga uždėta ant paviršiaus ir medžiagos spalva nevarijuoja, ji lieka atvaizduojama tiesiog šviesesnė ir tamsesnė, tai kaip du variantai tos pačios spalvos, o shaded stilius jis turi daugiau gylio pagal būtent apšvietimo nustatymus ir ta pati spalva gali būti kelių atspalvių ir keistis nuo apšvietimo. Čia toks pavyzdys juodai baltas, ar ne, bet jeigu uždėsime spalvą, pavyzdžiui, geltoną, raudoną, oranžinę, tai consistent colors, ta spalva visur bus vienoda, o shaded stiliuje jinai keisis nuo apšvietimo ir skirtumas bus ryškesnis. Dabar yra toks naujas textures stilius ir galite sumaišyti su realistic stiliumi. Tai textures yra būtent stilius atvaizduojantis paveikslėlius iš medžiagos nustatymo. Jeigu mes uždėsim
paveikslėlį. Pavyzdžiui, čia plytų yra paveikslėlis, jis yra atvaizduojamas, bet jame vėlgi nėra apšvietos to nustatymo. Galite palyginti būtent plytų spalvą texture stiliuje ir realistic stiliuje. Matot, kad čia ir tie ambient shadows irgi yra matomi ir šiek tiek daugiau gylio turi plytos atspalvis, o textures yra tiesiog paklota ant paviršiaus medžiaga. Ir taip pat čia yra viskas daryta iš to pačio modelio, tik su skirtingi medžiagos nustatymai. Tai būtent pilka spalva texture stiliuje atvaizduojama dėl to, kad medžiagoje per graphics skiltį buvo nustatyta pilka spalva, o būtent appearance skiltyje, kur pridedamas paveikslėlis, čia buvo nustatyta, kad bus gelsvos spalvos tinkas. Ir du skirtingi nustatymai iš medžiagos, būtent iš Material Browser, mums duoda skirtingą variantą iš to pačio modelio pasirinkus skirtingus atvaizdavimo stilius. Taip pat tie patys stiliai, tik kitas vaizdas, tai yra fasado vaizdas. Tai būtent netgi naudojantis stilius, pavyzdžiui, textures ir realistic, mes galim išgauti skirtingas variacijas spalvoms, skirtingus variantus ir galima dėti į lapus ir pateikti, pavyzdžiui, užsakovui du skirtingus variantus, kokias fasado spalvas jam rinktis. Ir nereikia kurti papildomo failo. Ir iš tos pačios, iš apatinės įrankių juostos Revite mes turim coarse, medium ir fine detalumus ir galite matyti, kaip jie atsispindi brėžiniuose. Tai coarse detalumas mums rodo, pavyzdžiui, sienas vienos spalvos be sluoksnių. Čia yra langas, ar ne, ir jis atvaizduojamas yra tik viena linija. Medium detalume langas yra atvaizduojamas su vienu stiklo paketu ir rėmu. Taip pat jau medium detalume mes matome sienos sluoksnius ir vidinę struktūrą. O fine detalume mes matome ir tai, kad šitas langas yra varstomas langas, tai matome du rėmukus. Ar ne? Ir dar papildomą, kaip ir tą stiklo paketą, tai varčia lango. Tai galima padaryti išvadą, kad fine detalumas ateina iš Revit šeimynos modelio. O, atsiprašau. Užstrigo šiek tiek skaidrės, tai būtent iš šeimynos modelio. Tai sienos kaip sisteminė šeimyna, jos šitą nustatymą ar taip turi, tai sienos, stogų elementai, grindys, mes coarse ar fine detalume arba nematysim sluoksnio, arba sluoksnius matysim, o būtent kokiu detalumu mes matysime kitus elementus, tai priklauso nuo to, kaip sumodeliuota yra pati Revit šeimyna. Tai šitame lange dabar matote Revit šeimynos nustatymus, Family redaktorių, kuriame yra toks Visibility Graphics Overrides nustatymas ir pasižymėjus geometriją, pavyzdžiui, lango rėmą ar palangę, šiuo atveju aš esu pažymėjus palangę ir mes galim nustatyti, kaip Revito projekte bus atvaizduojama. Tai yra nustatymas, ar matysime plano vaizde, fasado vaizduose arba šoniniuose vaizduose, front, back, left, right ir pjūvyje, ar bus elementas matomas. Tai pirmi nustatymai yra, kokiuose vaizduose elementą matysim ir tada toliau detalumo lygiai. Detalumo lygiai. Coarse, medium ir fine, ar ne?
Ir, pavyzdžiui, jeigu uždėta varnelė tik unfine, tai reiškia elementą, šiuo atveju palangę mes matytume tik tai su per fine kokybę. Galima uždėti, kad ir per medium ar coarse matytume. Ir šie nustatymai yra aktualiausi tada, kai mes turim modeliui, pavyzdžiui, BIM reikalavimus detalumo lygiui, tai LOD, tokie vadinamieji detalumo lygiai. Tai yra LOD nuo 100 iki 500, kur LOD 100, kaip matote, yra tokia bazinė geometrija, arba gali net nebūti geometrijos, tik tai 2D žymėjimas elemento, kur LOD 500 būtų gamybinis modelis su visom detalėm, su visais varščiukais, apdailom, medžiagom ir panašiai. Tai tam, kad, pavyzdžiui, BIM projektuose galėtume efektyviai naudoti LOD atvaizdavimą ir išnaudoti elementų biblioteką visų pajėgumu, mes galime elementui nustatyti, pavyzdžiui, nustatyti coarse, medium ir fine detalumą, atvaizdavimą prie tam tikro detalumo, kaip elementą matysime. Ir pasikeitus, pavyzdžiui, LOD reikalavimams mes tiesiog įjungtume, kuriuo detalumu atvaizduojame brėžinį, vaizdą ir matytume daugiau arba mažiau elemento detalių. Taip, sekundę, pamečiau įrankių juostą, kur nupiešiau žymėjimus. Gal dabar taip greitai ir nepavyks išjungti. Clear all drawings. Išjungiau. Taip. Antras patarimas iš 5 yra naudokitės linijų stiliais. Linijų stiliai tai randami yra manage skiltyje prie additional settings. Ir mes turim line styles, line weights ir line patterns lentelę. Daug kas galvoja, kad šiti linijų stiliai yra naudojami tik elementams per annotate skiltį kurti, tai yra linijoms ir regionams. Bet tai netiesa, nes mes galim juos pritaikyti ir esamiems 3D elementams modelyje, tiek 3D vaizduose, tiek 2D vaizduose. Tai linijų storiai yra koreguojami per line weights lentelę pagal numeriukus ir mes galime nustatyti, kuris linijos numeriukas kiek milimetrų bus spausdinamas lape. Čia būtent yra milimetrai storis linijos, koks bus spausdinamas lapuose. Ir line styles lentelėje mes galime sukurti linijų stilius, kur pritaikysime linijos storį, linijos spalvą ir linijos patterną. Tai patternas bus būtent brūkšniuotė. Į skaidres neįdėjau lentelės, kaip jie atrodo, bet jūs savo Revite galite nueiti tiesiog Manage Additional Settings Line Styles, line patterns, atsiprašau, ir matyti pagal pavadinimus, kaip atrodo brūkšniuotės, taškelinės linijos, solid linijos ir taip pat susikurti savo linijos stilių galite. Ir šioje lentelėje susikūrus linijos stilius mes galime pritaikyti ne tik braižant 2D elementus, bet ir, kaip minėjau, ant 3D elementų esančių modelyje. Tam naudojame line styles funkcionalumą. Per modify skiltį yra tokie 3 brūkšneliai. Ir mes galim pasirinkti line styles. Iš šios lentelės, pavyzdžiui, šitam pavyzdį aš pasirinkau raudoną liniją ir aš tiesiog suspaudžiau ant laiptų pakopų ir laiptų pakopos kaip 3D modelio informacija, ar ne, jos nusidažė raudona spalva. Tai reiškia, kad mes kiekvieną modelyje turimą liniją mes ant viršaus galime
uždėti kitą spalvą, kitą liniją su kita informacija, storiu, brūkšniuote ir spalva. Ar ne? Ir dešiniau matote pavyzdį, kur yra 3D modelio fragmentas, kur stogo liniją uždėjau ant viršaus tiesiog raudoną liniją, punktyrinę liniją ir langą taip pat apvedžiojau mėlyną liniją. Tai tokiu būdu galima išpildyti kiekvieną brėžinį ar 3D vaizdą, uždedant ant esamų linijų savo linijos stilių. Taip pat yra tokios invisible lines, kai turime modelyje linijas, kurių nenorime matyti, nenorime spausdinti, tai pasirenkam būtent šitą variantą invisible lines, paspaudžiam ant esamos modelio linijos ir ta linija išnyksta. Nes jinai, kaip šitoje vietoje 3D vaizdai šiek tiek yra matoma, ta tarsi menama linija, bet ji neturi tada storio. Tada trečias patarimas, tai supraskite Visibility Graphics Overrides specifiką. Tai su Graphics Overrides specifika, su šia lentelė, kurią galite rasti per Properties, Graphic Overrides lentelė, galime kiekvienai elementų kategorijai nustatyti skirtingus grafinius nustatymus. Taip kaip šitam pavyzdį yra sienos ir sienoms pridėta Projection Surface mėlyna spalva. Tai galite matyti, tai čia buvo naudojama curtain wall, stiklinė siena ir planiai jie atvaizduojama mėlyna spalva, nes mes kaip ir matome paviršių. Tai projection surface yra paviršius, kuris paprastai matomas yra iš fasado vaizdo, jeigu apie sienas kalbam, o jeigu grindys su stogai, jos matomos planų vaizduose. Kad skiltis, kur matote uždėta žalia, ryškiai spalva ir melsva brūkšniuotė, tai, ką mes matome pjūvyje. Ir šitas Visibility Graphics Overrides ant viršaus vaizde uždeda kaip lipduką spalvas. Ir mes galim uždėti ne tik, kuriai norim kategorijai iš sąrašo, papildomas spalvas ant viršaus, bet taip pat ir kiekvienam elementui atskirai, pasirinkus ant elemento, paspaudus dešinį pelės klavišą ir Override Graphics in View pasirinkti by element. Tai kaip matote, šiame pavyzdyje yra sofa. Tai yra ta pati šeimyna, to pačio pavadinimo, bet yra rožinė ir geltona, nes kaip elementui buvo pridėta spalva ant viršaus. Gali būti spalva, gali būti brūkšniuotė, gali būti nustatymas half tone, kad būtų elementas šiek tiek peršviečiamas, pusiau peršviečiamas, ar ne? Ir taip pat galim nustatyti detalumo lygį, kuriame bus atvaizduojama. Ir čia tai yra vaizdo nustatymas, tai reiškia kitame vaizde vėl iš naujo tokį nustatymą reikės nustatyti. Tai nėra projektinis nustatymas, jis galioja tik tam vaizdui, kuriame buvo nustatytas. Keliaukime prie ketvirto patarimo. Tai patarimas duplikuoti vaizdus ir naudoti Hide in View funkciją. Tai reiškia, kad mes turim vieną 3D modelį, mes susikūrėme, pavyzdžiui, vieną horizontalų pjūvį, iš kurio gauname plano vaizdą, kaip šiuo atveju, ar ne, yra kairėje pusėje plano vaizdas su baldų išdėstymu, matoma grindų, pavyzdžiui, medžiaga. O dešinėje pusėje jau yra tas pats planas be baldų, matomos tik tai sienos, santechnikos mazgai ar ne, ir papildomi žymėjimai, papildoma informacija su plotais, sienų tipais, langų tipais, durų tipais ir panašiai. Tai šita informacija gaunama iš to pačio 3D modelio, tiesiog naudojant vaizdų duplikavimą ir Hide in View funkciją, tai reiškia paslepiant nereikalingus objektus ir paliekant tik tuos, kuriuos norim pamatyti plane. Taip pat plus ant šitų vaizdų, juos paduplikavus, galime mes naudoti ir prieš tai
parodytus nustatymus. Tai yra overrides, line work ir kitus, kad išpildytume brėžinį. Taip, kaip atrodo vaizdų dublikavimas Revite, tai mes turim vaizdų sąrašą projekto medyje, lentelėje ir turim, pavyzdžiui, pirmą aukšto planą ir mes jį dublikuojam, priskiriam atskirus pavadinimus ir atskirus grafinius nustatymus. Taigi iš vieno vaizdo pasidarom kopijas, šiuo atveju aš padarius vieną, dvi, tris kopijas ir tada keturias, penkias pirmo aukšto, ar ne? Ir antro aukšto yra dvi kopijos, du planai ir papildomai dar stogo planas. Ir mes taip pat labai gražiai matome grafiškai, kur yra baltas kvadratukas, tai nurodo, kad vaizdas nėra įdėtas į lapą, o žydros spalvos kvadratukas nurodo, kad vaizdas yra patalpintas į sheets, tai yra lape. Ir išsiskleidus sąrašą lapų, vėlgi išsiskleidus lapo lapo informaciją mes galim matyti, kad 0,2 pirmas aukštas lape yra trys vaizdai. Tai pirmo aukšto planas su baldų išdėstymu, pirmo aukšto planas ir pirmo aukšto patalpų eksplikacija. Tai ir lygiai taip pat antrame aukšte mes turim tris vaizdus, kiekių lentelę, schedule ir planus. Ir fasadai ir fasadų lapas, kuriame yra visi nurodyti fasadai. Taip. Ir tada galbūt ir sunkiausia tema iš brėžinių rengimo tai yra tai, kad mes naudojame 2D šeimynas tam, kad išbaigtume modelį, ar ne, kad sudėtume matmenis, ašių burbuliukus, tagus, tai žymas, kambario žymas, kurios atvaizduoja kambario patalpų informaciją ar ne, pavadinimą, numerį, plotą, tūrį, jeigu reikia, langų durų žymas, kurios atvaizduoja langų durų kodus, galbūt angos matmenis ir panašiai. Tai yra 2D šeimynos, kurios yra visada spausdinamo dydžio, kai kurios. Ašių burbuliukas čia ne visai tinka, nes jis iš tikrųjų, ašis yra kaip ir 3D elementas, čia ir truputį atskira tema, bet kitos išvardintos šeimynos yra 2D šeimynos ir mums jas reikia susikurti tokias, kokias mes spausdinsime. Tai reiškia, jeigu naudojame keletą mastelių, mums reikia kiekvienam masteliui naudojamam susikurti atskirą 2D šeimyną. Arba to šeimynos tipą, kuriame būtų skirtingi dydžiai. Tai pavyzdys čia, matote, B yra sienos žyma. Ir čia, kur yra A, tai viena yra masteliui prie 100 mažesnė, didesnė yra masteliui prie 50. Čia yra screenshotas paimtas iš lapo ir kur matote visą pirmo aukšto plano brėžinį yra mastelis nustatytas 1 prie 100, o dešiniau esančio fragmento mastelis nustatytas 1 prie 50. Tai galite matyti, kad patalpų žymos 1 prie 100 šiuo atveju yra mažesnės, 1 prie 50 didesnės, nes jos yra spausdinamo dydžio. Tai vėlgi reikia suprasti, kad su vieno tipo 2D šeimynomis ir matmenimis mes neapsieisim, kaip ir čia, ar ne? Vieno dydžio yra matmenų grandinėlė, čia yra jau kito. Ir būtent kai nustatinėjame teksto dydį, mes nustatome tokį dydį, koks bus spausdinamas lape. Va. Ir šablone
Tai šablonas yra Revit failas, ant kurio mes startuojame naują projektą. Tai jeigu teisingai yra paruoštas šablonas, mums kiekvieną kartą nereikia duplikuoti šeimynų ir kurti naujų šeimynų. Mes tą informaciją kaip 2D šeimynų tipus jau turime iš anksto pasiruošę ir tiesiog pritaikome reikalingam masteliui. Tai čia yra pavyzdys, pavyzdžiui, matmenų grandinėlės, Linear Dimension Style, yra aukštis 1,4 mm, Arial šriftas ir mastelis 1:100 ir toliau sąraše turim didesnį šriftą masteliui skirtam naudoti prie 1:50. Ir taip pat kambario žyma, langų žymos, durų žymos ir panašiai taip pat turi būti duplikuojamos su skirtingais dydžiais, tam, kad galėtume naudoti skirtingiams masteliams. Taip, ir skaidrių pabaigai, tokia teorinė lentelė, į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad vizualiniai nustatymai Revit jie turi hierarchiją. Jeigu mes imam, pavyzdžiui, 10 Project Object Styles, tai paveikslėlis 10 sienos fragmentas, ar ne, sienos sluoksniai su linijomis ir hatchais, tai yra tos sisteminės šeimynos grafinis atvaizdavimas, standartinis Revite, ir jeigu mes dedame papildomus grafinius nustatymus ant viršaus, tai viršiausias yra būtent Linework, kur mes ant viršaus linijas uždedam, ar ne? Tai jis nuspalvina ir panaikina visus prieš tai kaip ir naudotus nustatymus, bet ir nebūtinai reikėtų pagal situaciją žiūrėti, kaip veikia. Bet iš esmės, jeigu mes dedam dar fazes ar filtrus ir paskui papildomus dar siluetų nustatymus ir override'us, tai jie dedasi kaip ir viens ant kito ir panaikina prieš tai buvusi nustatymą ir tada sunku kartais grįžti atgal ir susiorientuoti, kas buvo, kokie nustatymai buvo nustatyti būtent tam brėžinyje. Tai reikia turėti omeny, kad jeigu mes ką dažniausiai naudojam, tai dažniausiai naudojant mano išvardintus būdus, tai Linework, Override Graphics, ar ne, InView. Tai mes ant viršaus, aš tokį pavyzdį mėgstu sakyti, kaip lipduką, užlipinam tą overrides nustatymą, ar ne, ir jeigu norim grįžti atgal į buvusį vaizdą, mums reikia tas override'us nuimti, kad grįžtume į buvusį vaizdą. Tai apie ką šiandien nepakalbėjau, tai apie filtrus ir fazes, pavyzdžiui. Tai filtrai veikia grafinis nustatymas pagal tam tikrus elementų parametrus, o fazės yra skirtos naudoti variacijas tam tikras, pavyzdžiui, projektuojant objektus renovacijai, kur yra esamos sienos, projektuojamos sienos, griaunamos sienos ir panašiai. Tai mes dar turim ir tokį nustatymą. Tai reikia atkreipti dėmesio į šitą lentelę, būtent kokie nustatymai keičia mūsų vaizdus. Ir kad jie turi hierarchiją, tai yra vienas nustatymas gali panaikinti kitą nustatymą. Va. Tai iš teorinės dalies tiek. Dabar pereisim prie Revito. Dar kartą priminimas, kad lauksiu jūsų Revit architektūrinės dalies mokymuose. Gegužės 20 dieną, tai yra 5 susitikimai iš ryto nuo 9 iki 12:15, plus nuo 12:15 aš skiriu dar pusvalandį jūsų klausimams ir konsultacijoms papildomai. Ir tai, apie ką kalbėjau skaidrėse, apie tas 2D šeimynas, apie tai, kad reikia turėti šabloną, linijų stilius, tai mokymų dalyviai gauna šablono failą, ant kurio mes iš karto ir dirbame. Jūs išmokstate dirbti būtent su tuo šablono failu, sutaupote laiko, nes nereikia kurti patiems tų 2D šeimynų, eksplikacijų lentelių, nes jos jau būna šablone, lapai
lapų formatai A3, A4, A1, A2 būna jau šablone, nereikia jų kurti papildomai ir gaišti laiko kuriant. Šeimynas jos tiesiog pasiima tą šabloną ir galite jau daryti savo projektus. Taip pat yra namų darbai, kur jūs ant paruoštų modelių, pavyzdžiui, darote draftingo užduotis, išdetalizuojate brėžinį iki spausdinimo, atiduodu ir pavyzdinius failus, ir užduočių failus, ir tam tikrų Revit šeimynų failų biblioteką, tai jūs gaunate tiesiog prieigą prie mano Google disko ir ta prieiga yra neribota, tai tiesiog jeigu aš papildau failus, jūs taip pat tuos failus gaunate ir galite parsisiųsti, turėti pas save ir pasižiūrėti, galbūt kažką naujo su laiku įkėliau. Taip, mano kontaktai, jeigu aktualu, pasidarykite screenshotą, susisieksime. Taip pat esu ir LinkedIn platformoje. Ir dabar tiem, kam aktualu praktinė dalis, kviečiu pasižiūrėti, kaip tie grafiniai nustatymai veikia Revite. Tiesiog dabar sustabdysiu ekraną ir perjungsiu į Revit. Per sekundę susidėliosiu, kad būtų man patogu matyti. Jeigu turite klausimų, prašau rašykite arba į chatą, arba Q&A skiltį. Ir webinaro pabaigoje aš atsakysiu į klausimus. Gerai, dabar trumpai pristatysiu, kaip iš 3D modelio kuriami yra vaizdai. Tai kaip matote, 3D modelis jau yra pastatas, gyvenamasis namas su langais, durimis, sienų medžiagomis ir kita reikalinga informacija. Ir mes tiesiog naudojamės pagalbiniais vaizdais tam, kad galėtume tą modelį pjaustyti ir išgauti tiek pjūvius, tiek planus, tiek fasadų vaizdus. Tai pirmiausia, horizontalūs pjūviai, tai planų vaizdai, jie yra kuriami iš levelio. Tai mes turim levelius, kas yra 3D begalinė plokštuma ir yra laikančioji plokštuma elementams, pavyzdžiui, sienams, tai kiekviena siena turi base constraint ir yra nustatymas, kur tos sienos yra pradžia, kur yra pabaiga. Tai ir offsetus tam tikrus. Ir taip pat čia yra curtain wallas, irgi turi base constraint, kuriam lygiui priklauso. Tai yra laikančioji plokštuma taip pat ir kiekvienas levelis gali turėti savo atitinkamą plano vaizdą. Tai šitu atveju aš paimsiu naują levelį, tai architecture skiltyje dešinėje yra level mygtukas ir paimsiu tiesiog brėšiu per antrą aukštą. Tiesiog sukursiu antras aukštas 3. Tegul būna 4,20 m aukštyje. Iš tiesų kaip levelis, kaip linija. Ir ką šitas levelis daro, tai jis man leidžia sukurti plano vaizdą. Šiuo atveju aš nubrėžiau levelį, bet plano vaizdas, antras aukštas 3, ar ne, jis niekur nesirado man Project Browser lentelėje. Tai yra projekto medžio lentelėje, kurioje mes matome visų vaizdų struktūrą, lapų struktūrą, taip pat visų šeimynų esančių projekte sąrašą, grupių sąrašą
žodžiu, visų elementų sąrašą, tiek vaizdų, tiek 3D elementų ir 2D elementų mes matome Project Browser lentelėje. Ir šiuo atveju plano vaizdo nėra, tai norint sukurti plano vaizdą reikia eiti į View skiltį, tada yra Plan Views, Floor Plan, grindų planas, lubų planas arba konstrukcinis planas, pavyzdžiui, ir man reikia floor plan, aš spaudžiu floor plan, yra sąraše levelio pavadinimas, paspaudžiu OK ir tada man padaro šito 3D modelio pjūvį. Va, kadangi pakankamai aukštai yra levelis, dėl to dar stogo matau elementą ir galiu šitą vaizdą dabar išdirbinėti su papildomais grafiniais nustatymais, kad išgaučiau tokį vaizdą, kokio man reikia. Ir taip pat su 2D elementais, matmenim, žymėjimais ir panašiai. Ir dabar aš matau begalinį vaizdą 2D ir tą vaizdą norint apriboti, reikia per Properties lentelę nustatyti Crop View, Crop Region Visible. Tai yra apkarpimas vaizdo. Ką mes matome vaizde? Atsiranda toks rėmelis ir šitą rėmelį suskleidžiant mes galim apriboti vaizdą. Tai galim išsikirpti, pavyzdžiui, tik tai tam tikros patalpos fragmentą arba rodyti visą planą. Dabar dar šiek tiek atgal paeisiu. Va, matote tokie trikampiukai su kvadratukais rodo tarsi į sienas pastato. Tai čia yra fasadų vaizdai, kurie struktūruojasi projekto medyje prie elevations ir jie yra sukūriami view skiltyje elevation. Tai vėlgi šablone dažniausiai jau tie 4 pagrindiniai fasadai būna nurodyti. Ir čia yra elevation, galima sukurti papildomą fasadą, jeigu pastatas turi korpusus ir panašiai. Tai vaizdai visi yra kuriami per view skiltį. Tiesiog susirandu elevation, paspaudžiu, nustatau plane, spustelnu, tada elevation 1A atsirado prie elevations ir šitoj vietoj aš galiu nustatyti vaizdo gylį, tai yra paspaudus ant to žymėjimo, aš galiu nustatyti vaizdo gylį, kiek aš noriu matyti. Tai čia aktualiausia tai yra, kai yra netaisyklingos formos, pavyzdžiui, pastatas, kad nenukirptume tam tikro korpuso ar tam tikrų elementų, kad juos visus matytume, mes turime kiekviename elevation fasado vaizde, taip pat ir pjūvio vaizde, mes turime vaizdo gylį. Pataisau vaizdo gylį, 2 kartus paspaudžiu ant vaizdo pavadinimo, mane numeta į vaizdą, į fasado vaizdą ir aš taip pat pratampau rėmelį, kad matyčiau tiek 3D modelio, kiek man yra aktualu. Ir šito atveju matau fasadą, automatiškai jis būna įjungtas į Hidden Line stilių, tai priklausomai nuo to, kokio stiliaus brėžinius ruošiu, vizualinį stilių parenku, apie vizualinius stilius jau kalbėjau pačioje pradžioje, tai pavyzdžiui uždėsiu textures stilių, textures labai pakankamai tamsus, bet tegul būna, reikėtų sutvarkyti ašis, nuimti burbuliukus ir uždėti juos apačioje šitai ašiai, tai aš labai greitai sutvarkau. Ir, pavyzdžiui, šitos ašies šiame fasade aš matyti nenoriu, tai aš pasirenku ašį, spaudžiu dešinį pelės mygtuką ir paspaudžiu Hide in View Elements. Ir ašį paslepiu. Aš taip pat nenoriu matyti ir to levelio, kurį sukūriau, 2 aukštas, taip pat paspaudžiu ir Hide in View paslepiu. Lygiai taip pat pjūvis AA man nėra aktualus šiame vaizde ir aš taip pat
galiu paslėpti iš karto visą kategoriją, kad bet kokį pjūvį, jeigu darysiu, man pjūvio linijos ir pavadinimo šitam vaizde nerodys. Tai būtent hide in view nustatymas, kur išjungiu nereikalingus elementus, kurių nenoriu spausdinti lape ar matyti darbinėme vaizde. Pamatyti, kurie elementai yra paslėpti, mes galime apačioje paspaudus ant lemputės ir įsijungia toks rožinės linijos režimas, ar ne, ir papilkintomis linijomis mes matome modelį, o rožinė ryški linija mums rodo elementus, kurie yra paslėpti modelyje, šitam vaizde. Tai yra vaizdo nustatymai, šitam vaizde visi šitie elementai paslėpti. Jeigu mes norim matyti, mes analogiškai spaudžiam dešinį pelės klavišą ir Unhide in View renkamės atslepiam elementą. Taip, dabar kaip padaryti pjūvį, tai einu į plano vaizdą ir čia turiu pjūvis A, pjūvis B ir galim pasidaryti pjūvį C. Tai vėlgi view skiltyje yra section, mygtukas ir brėžiant tiesiog liniją per norimą modelio vietą. Pavyzdžiui, noriu dabar per svetainę padaryti pjūvį, brėžiu, sukuriu section 1. Iš karto section 1 projekto medyje atsirado čia. Section 1, aš galiu iškart pervadinti, kad tai yra pjūvis CC ir 2 kartus paspausti ant pavadinimo ir nueiti į šitą pjūvį. Vėlgi, nenoriu matyti šiame vaizde jokių kitų pjūvių linijų, tad paspaudžiu Hide in View category, šitą Hide in View Elements ir taip pat man nesinori matyti baldų, tai aš baldus irgi spaudžiu Hide in View kategoriją. Okay, palieku tik tai laiptus ir Specialty Equipment. Čia yra dar kažkoks dalykas, kurio aš nenoriu matyti. Praustuvai, o ne tegul būna. Va, turiu pjūvio vaizdą ir noriu, kad man, pavyzdžiui, pjūvyje sienos būtų atvaizduojamos ne pilkai, kad nesimatytų tokių sujungimo detalių ir noriu tiesiog greitai paruošti šitą pjūvio vaizdą tvarkingą spausdinimui. Tai einu į Visibility Graphics Overrides lentelę, kuri randama per Properties, spaudžiu Edit ir einu žemyn į Walls kategoriją, tai sienų kategorija. Kadangi turiu pjūvio vaizdą, man reikalinga nustatyti, kad kad būtent pjūvis, linijos ir patternai. Tai linijos. Mes čia galim vėlgi uždėti bet kokią liniją turimą iš projekto, kaip pirmai kalbėjau, ar ne? Ir jai uždėti spalvą. Tai tokiam įdomesniam pavyzdžiui tiesiog galiu uždėti, kad bus solid. Storis, pavyzdžiui, 5, ten buvo 0,5 mm spausdinamas, raudona spalva, paspaudžiu OK ir tada einu prie patterns, paspaudžiu Overrides ir tada pasirenku solid fill, tebūnie juoda spalva. Tai bus hatchas užpildantis juodos spalvos hatchas ir paspaudžiu OK. Va, ir sienos nusidažė raudona linija ir juoda spalva. Jeigu noriu tą pačią efekto visam brėžinį, tai turiu atskirti kitas elementų kategorijas. Čia yra floors, o čia yra roof kategorija. Tai aš analogiškai turiu nueiti į Visibility Graphics Overrides lentelę, susirasti floors ir bet aš tiesiog dabar padarysiu, kad būtų juodas overridas. Ir OK. Spaudžiu Apply, nusidažė grindys, tada susirandu roof ir padarau tą patį. Okay.
Dabar kaip pavyzdį tą raudoną liniją nuo sienų aš nuimsiu, jums tiesiog parodžiau kaip pavyzdį, bet nežinau, ar jinai taip naudojasi, atsiprašau, nenuėmiau, būtent nuimti override'us reikia įeiti ant to laukelio ir paspausti clear overrides ir tada OK, kad vėl atsirastų užrašas override, kad nebūtų jokia spalva ar hatchas priskirtas šioje vietoje. Paspaudžiu OK ir turim pjūvio vaizdą. Dabar tą pjūvio vaizdą galima detalizuoti su annotate elementais, tai pavyzdžiui spot elevation. Mhm. Čia netiksliai ir dėl, bet taip, tai taipogi šitie elementai yra šeimynos, nes galima susikonfigūruoti pagal mastelį, kad būtų didesni, mažesni, arba stilių pasikoreguoti pagal savo įmonės ar tos grafinius standartus sukurti. Tai va, čia ir turim pjūvio vaizdą labai greitai padarytą. Taip, kas mums dar liko? Taip, vaizdo dabar dublikavimas, tai mes tiesiog paspaudžiam ant pjūvio, jeigu noriu dublikuoti, yra projekto medija paspaudžiu ant vaizdo pavadinimas, paspaudžiu dešinį pelės mygtuką, yra duplicate, yra trys variantai: duplicate, duplicate with detailing, duplicate as dependent. Duplicate paprastas variantas dublikuoja vaizdą, bet neduplikuoja jo detalių, tai yra bet kokie 2D žymėjimai nesiduplikuoja, duplikuojasi tik tai modelio informacija ir, kaip matote, duplikuojasi ir override'ai. Tai norint matyti, pavyzdžiui, sienų sluoksnius, grindų sluoksnius, vėl reikia eiti į lentelę ir tos overrides nuimti. Clear overrides. Dabar vėl grįžtu į originalų vaizdą, paspaudžiu dešinį pelės mygtuką, duplicate with detailing, padaro lygiai tokią pat kopiją su 2D žymėjimais, tai su šitom rodiklėm, ar ne, su matmenimis, jeigu reikia. Tai atkreipkite dėmesio, kokio kopijavimo, duplikavimo vaizdo jums reikia. Ir trečias variantas, duplicate as dependent, yra naudojamas tada, kai mes norim tą patį vaizdą įdėti į keletą lapų. Revitas turi apribojimą, kaip matot, jeigu į lapą jau vaizdas yra įdėtas, tai kvadratukas projekto medyje yra melsvos spalvos, tai nurodo, kad vaizdas jau yra lape. Ir tą pačią vaizdą į kitą lapą neleis įkelti. Tai tokiu atveju mes naudojame duplicate as dependent, kai norim įkelti tokį pat vaizdą į lapą. Tai jeigu aš šitam vaizde sudėsiu, pavyzdžiui, matmenis, duplicate as dependent, mano originalus vaizdas, jis irgi pasikeičia. Tai reiškia, tai yra tas pats vaizdas, jo yra tokia pati kopija, susijusi kopija. Visos kitos kopijos variantai duplicate ir duplicate with detailing, jos ryšio su originaliu vaizdu neturi. Tai reiškia, bet kokį 2D žymėjimą, jeigu aš čia dėsiu, jis originaliam vaizde neatsivaizduos. Ir čia tik tai reikia suprasti, kad mes turim Revite ir 3D elementus, ir 2D elementus. Tai reiškia, kad jeigu aš patrauksiu duris į šoną, iki sienos, kur susidūrė, nusislinko, tai tos durys pasitrauks visam 3D modelyje ir bus patrauktos į šoną visuose vaizduose. Bet kai mes kalbam apie 2D elementus, tai 2D elementas matomas tik tame vaizde, kuriam mes jį sukūrėm, ir jeigu mes norim jį turėti kitame vaizde, reikia tada tą vaizdą duplikuoti. Grąžinu duris į vietą. Na ir tada trumpai einu prie schedules, tai yra kiekių lentelių, ir tada parodysiu, kaip įkelti vaizdus į lapus. Tai mes
dažniausiai naudojam patalpų eksplikacijos lentelę arba kažkokius kiekių žiniaraščius, ar ne? A, Taip pat noriu Jums priminti, kad galite klausti arba Q&A skiltyje, arba čate ir aš į klausimus atsakysiu, kai baigsiu prezentaciją, tai va už kokių 5-7 minučių. Nes matau, kad buvo klausimas apie override graphics in view padaryti, kad ir kuriant kitus vaizdus būtų išlaikomi tie patys nustatymai, tai dėja, bet negalima. Galima su filtrais tos pačius nustatymus padaryti. Jie veikia panašiai kaip graphics overrides, bet būtent graphics overrides šita lentelė veikia tik tai tam vaizde, kuriame jūs sukūrėte. Ir nu, jeigu aš duplikuoju vaizdą, tai tie nustatymai išlieka. Bet kitu atveju, jeigu aš sukursiu kitą pjūvį, aš vėl ranka turėsiu per šią lentelę uždėjinėti graphics overrides. Bet yra dar toks sprendimas filters, kur mes galim pagal parametrus priskirti grafinius nustatymus, tai galbūt palengvintų darbą, jeigu mes priskirtume kokį nors žymą, mark, pavyzdžiui, mark parametrą tam tikriem elementam ir jam uždėtume spalvą, tą overridą ant viršaus. Tai galima būtų su filtrais šitą pasižaisti, bet aš apie filtrus aš dabar nekalbėjau ir daugiau nepasakosiu, nes tai yra truputį gal pažengusiųjų labiau tema. Taip. Taip, dabar lentelės, kiekių lentelės. Tai mes turim projektą Media Schedules Quantities ir yra New Schedule Quantities ir dar yra New Material Takeoff. Tai čia kiekiai vienetais ir plotai ir yra New Material Takeoff, tai medžiagų žiniaraščiai. Tai būtent kuriant medžiagų žiniaraštį reikia rinktis New Material Takeoff. O jeigu, pavyzdžiui, darant patalpų eksplikaciją, mes turėtume rinktis New Schedule Quantities ir čia pasirinkti rūmsus, rooms kategoriją, čia įvesti pavadinimą, paspausti OK ir ištraukti parametrus, kuriuos mes norime matyti lentelėje. Tai aš dabar iš naujo nekursiu, aš Jums parodysiu iš šios jau sukurtos lentelės parametrus. Tai aš lentelę šiek tiek padidinsiu ir tiesiog aš Jums praleidau tą žingsnį, kur iš naujo kuriu, kad Jūs iškart matytumėt ryšį su jau sukurta lentelė. Tai fields leidžia mums pasirinkti parametrus, kuriuos norim atvaizduoti lentelėje. Tai jeigu mes turime rūmsus, patalpas, mums reikia patalpos numerio, pavadinimo, aukšto, kuriame yra, jeigu yra kelių aukštų pastatas, ir arėją, plotą. Kaip matote, lentelėje mes nematom level, nes yra šitas skiltis paslėpta, bet mums levelis reikalingas tam, kad sekančiam žingsnį filtrą mes galėtume prafiltruoti lentelę pagal aukštus. Tai pavyzdžiui, čia yra antro aukšto patalpų eksplikacija ir yra išfiltruota patalpos, kurios yra antrame aukšte būtent. Tai reiškia, kad šioje lentelėje pirmo aukšto patalpų mes nematom. Jeigu aš čia nustatysiu none, paspausiu OK, aš turėsiu visas projekto čia patalpas. Tai čia taip, atsiprašau. Taip, turim visas patalpas, kurios dar čia reikia ištrinti tas patalpas iš tikrųjų, nes čia senas projektas. Taip, tai filtras tada yra, sekanti skiltis yra grupavimas, kur mes grupuojam informaciją paeiliui ir atvaizduojam, kokią norim matyti. Tai pavyzdžiui, šituo atveju aš noriu matyti lentelės apačioje Grand Totals ir Title and Totals.
kad čia galėčiau parašyti, kad iš viso, o lentelėje man skaičiuotų bendrą visų tų patalpų plotą, patalpų, kurios buvo jau prafiltruotos plotą. Taip pat, kad plotas skaičiuotų sekančioje skiltyje formatting, man reikia prie arėja ploto nustatyti, kad būtų calculate totals nustatymas. Va. Tada yra appearance skiltis, kur mes turime šitos lentelės grafiką. Turim linijas, vėlgi kokios storio, spalvos linijos, linijų stilius galim pasirinkti iš projekto, kaip jau anksčiau porą kartų rodžiau, ne, kokie šiame projekte yra linijų stiliai. Outlinas, stripe rows, nustatymai yra show title, tai antro aukšto patalpų pavadinimas, show headers, tai kad būtų numeris, pavadinimas, plotas, čia galima juos lietuviškai įvesti, ir tada title text šrifto dydis parinktas, šrifto stilius, tiksliau, ne dydis, tai tame įeina ir dydis, ir pats šriftas, ir header text, body text. Tai šitas tekstas bus didesnis, šitas mažesnis. Ir tada OK. Tokie yra nustatymai ir ką mes matome lentelėje, vaizdas skiriasi nuo to, ką matysime lape. Aš dabar nueisiu į lapą ir štai, būtent pagal tos nustatymus pavadinimo tekstas yra didesnis ir visas kitas tekstas yra mažesnis ir lentelė atrodo štai taip. Tokia bus būtent lape. Mes čia galim šiek tiek susiskleisti, pasididinti, bet tekstų dydžiai, linijų stiliai, jie ateina būtent iš schedule nustatymo. Ir taip kiekvienai patalpai reikia, atsiprašau, kiekvienam aukštui sukurti reikia tas rooms lenteles. Aišku, pirma turi būti sudėti roomsai patalpose, kad būtų iš ko skaičiuoti plotus ir pasimti informaciją. Ir dar vieną noriu parodyti žiniaraštį, tai yra vidaus durų žiniaraštį, kur galime prasifiltruoti elementus pagal šeimyną. Tai jeigu kuriant naują tokį žiniaraštį, kur matyčiau visas duris su pavadinimais ir jų parametrinė informacija, man reikėtų spausti ant schedules dešinį, new quantities, new schedule quantities, pasirinkti kategoriją doors, okay, ir tada įsitraukti reikalingus parametrus. Tai aš dabar prašoksiu tuščios lentelės kūrimą, aš tiesiog nueisiu į sukurtos lentelės fields ir matysite, kokius parametrus aš čia ištraukiau. Tai yra type, function, funkcija, image, paveikslėlis, aukštis, plotis durų, modelis, keynote, tai spalvą buvau įrašiusi, gamintojas ir aukštas, kuriame yra. Ir čia yra informacija. Tipas, tai pavadinimas 90x210, paveikslėlis yra sudėtas, aukštis, plotis, pavadinimas ir kita informacija. Parodau, kaip atrodys šita lentelė lape. Eisiu į sheet, spausiu dešinį, pelės mygtuką, new sheet, pasirinksiu tebūnie A3 formatas, unnamed ir aš tada dar pervadinsiu, kad bus durų tipų lentelė. OK. Ir tada pasirinksiu schedules, vidaus durų žiniaraštis ir užtemsiu ant lapo. Įklijuoju į lapą ir matot visą tą informaciją, tekstinę informaciją, taip pat yra ir paveikslėlis, kokios tos durys yra. Šita informacija į žiniaraštį suvažiuoja iš durų šeimynos. Jeigu aš atsidarysiu, pavyzdžiui, pirmo aukšto planą, taip, paspausiu ant durų, aš matau, kad čia yra pridėtas paveikslėlis properties per parametrus durys, va, yra paveikslėlis, galima pridėti ir kitą,
komentaras VD3, kad vadinės trečias numeris, markas ir taip pat kiti parametrai yra tipo parametrai. Tai einu į Edit Type ir čia prie to pačio pavadinimo 910 aš randu ir tą informaciją, kurią jau mačiau žiniaraštį. Tai Keynote spalvą užrašiau, modelis, gamintojas ir galima pridėti kitą jums reikalingą informaciją. Tai jeigu čia, pavyzdžiui, aš noriu pakeisti, tai aš įrašau, kad spalva bus balta, paspaudžiu OK ir žiniaraštyje informacija taip pat pasikeitė. Tai einu į lapą, tipo lentelė, va. Ir čia Keynote balta pasikeitė. Tai čia mes turim parametrų pavadinimus ir būtent per schedule mes čia galim pervadinti lietuviškai. Čia visiškai yra paprasta. Tiesiog reikia žinoti, kurį parametrą pasimti. Modelis. Ir tokiu būdu mes turim durų lentelę. Taip galite skaičiuoti ir į lentelę sudėti ir kitus elementus, tai baldus, langus ir ką tik jūs norit atvaizduoti santechnikos įrenginius, praustuvės, klozetus ir panašiai, jeigu interjerui, ne? Ir galite gauti tikslų kiekį ir visą sąrašą parametrų ir tada jau siūsti gamintojui, kad užsakinėtų, pavyzdžiui. Tai va, žiūriu, ar kažką dar, tai dar lapą kaip paruošti ir spausdinti, tai tiesiog šablone, jeigu jau yra įkeltas lapo šeimyna įkelta, mes pasirenkam, kokio dydžio bus lapas, A4, A3, tada spaudžiam OK, tada jau iš tą rodžiau, užtempiam vaizdus ant lapo ir tiesiog spaudžiam spausdinti. Pasirenkam PDF printerį, su kuriuo spausdinsim, čia setup nustatymai ir pasirenkam lapo dydį, zoom 100%. Ir tada OK, preview. Jeigu viskas tinka, tada spaudžiam print ir spausdinam. Dabar klausimą rašo Martynas, ar įmanoma kažkaip išsaugotus print sets perkelti į kitą projektą, tai jeigu jūs tam pačiam kompiuterį dirbate, tai taip. Taip jie išlieka, jeigu reikia, nežinau, į kitą kompiuterį perkelti, tai nesu tikra dėl atsakymo. Tai va, tai čia tie nustatymai, jie nėra labai sudėtingi, tai yra orientacija lapo. Dar galima papildomai, jeigu nepaslėpiam, paslėpti reference workplanes, scowboxus, crop boundaries, kad jų nespausdintų, jau automatiškai būna uždėti, kad nespausdintų. Ir tiek. Tai tas spausdinimas, man atrodo, šiek tiek paprastesnis negu AutoCAD, jeigu gerai pamenu. Gerai, tada iš webinaro programos žiūriu, kad lyg ir viską tikrai papasakojau, ką planavau jums papasakot. Ačiū labai už dalyvavimą.